Gintaro kelias. Baltijos gintaras yra seniai išnykusių pušų Pinus sucinifer sukietėję sakai. Jiems tik apie 40 milijonų metų. Gintaras yra baltas, geltonas, žalsvas, žydras, raudonas, melsvas, juodas, tačiau dažniausiai gelsvai auksinės spalvos ir dėl to vadinamas saulės akmeniu. Šis stebuklingas gamtos kūrinys dar gilioje senovėje viliojo žmogų savo grožiu ir paslaptingumu. Jame yra kažkas slėpiningo, nežemiško. Visos pasaulio tautos davė jam savo vardą. Egiptiečiai Sakal, graikai Elektron, italai Ambra, prancūzai Ambre, anglai Amber, vokiečiai Bernstein, japonai Anba, ispanai Ambar, kinai Fupo, o patys pirmo amžiaus aiščiai Glaisum. Stebintis gintaro grožiu ir kilme, žmonės sukūrė iki šiol savo skausmingumu sukrečiančių mitų apie jo prigimtį. Dar pirmame amžiuje Ovidijus pasakojo, kad Fajetonas, saulės dievo Helijos sūnus, sumanė pasivažinėti tėvo vežimu. Nesuvaldė saulės vežimo, nepakeliamas karštis apėmė žemę. Kažkur šiaurėje Dzeusas jį nutrenkė ir šis nukrito į Eridano upę. Gailestingi dievai gedinčias seseris pavertė medžiais, o nuo šakų riedančios jų ašaros virto gintarais ir krito į Eridano upę, kad ši išplautų gintarą į krantą ir dovanotų žmonėms džiaugsmą. Aišių deivė, Baltijos jūros valdovė, Jūratė, pamilo mirtingai kastyti. Užsirūstinęs dievas Perkūnas jį nužudė, sugriovė povandeninius Jūratės rūmus, o ją pačią prirakino prie griuvėsių. Iki šiol ji ten rauda, ir jos rauda tokia graudi ir sielvartinga, kad pati jūra neištveria, įsiūbuoja gelmėse pasklidusius gintaro rūmų likučius, žeria į krantą ir ten juos barsto. Gintaras nuo seno minimas rašytiniuose šaltiniuose. Asirų dantiraštė išraižyta, kad jūroje, ten kur šiaurinė šviečia, geltonasis gintaras gaudomas. Homeras Odisėjoje rašė: žvilgtelėk tik Nestoridai, tu mano širdžiai mieliausias, varis kaip žėri visur aukštųjų rūmų svetainiai, dramblio kaulas ir auksas, sidabras ir gintaras gelsvas. Ir dar atnešė perkaklį aukso gražiai gintarų prisodinta. Apie nuostabą keliančią gintaro trauką prabilo Platonas, o Aristotelis svarstė, kad tai, kas vadinama ašaromis, atsirado dėl atšalimo ir sustingimo. Hipokratas aprašė gintaro gydomąsias galias. Kalistratas tvirtino, kad gintaras sauga žmogų nuo beprotystės, sutrinta su medumi gydąs gerklės, ausų ir akių ligas, geriama su vandeniu, skrandžio ligas. Plinijus jaunesnysis sakė, kad romėnų valstietis gintarinius medalionus nešiojo ne tik kaip papuošalą, bet ir kaip priemonę nuo liaukų tinimo, nuo gerklės ir gomurio skausmų. Persų Avicena gintarą vadino vaistų nuo daugelio ligų. Gintarą apdainavusio Homero tiesa atsiskleidė Heinricho Šlymano rastame Trojos lobyje. Jame iš tiesų esama neapsakomo dailumo gintaro karolių vėrinių. Ir tyrinėtojai mano, kad tas gintaras yra nuo Baltijos krantų. Gintaras anksti pasiekė senųjų civilizacijų kraštus. Jau 1600–1500 metais prieš Kristų gintariniai karoliai randami Mikėnų kultūros kapuose. Gintaras paplito Graikijoje, Kaukaze, Juodosios ir Kaspijos jūros rytyse bei Mažojoje Azijoje. Etruskų laikais ir Romos Respublikos laikotarpiu gintaras tapo visuotiniu reiškiniu. Jis ir vaistas, ir kosmetika, ir smilkalas, ir papuošalas, ir saulę įkūnijantis brangakmenis. Etruskų pasaulis ir jo prieigos Slovėnijoje nuo 8 amžiaus prieš Kristų tiesiog maudėsi gintare. Gintaro vėriniai, gintarų puoštos segės, žiedai, pakabučiai, žmonių beždžionėlių pavidalai. Ir tas gintaras iš Baltijos, nuo Sembos krantų. Iškalbingą gintaro kelią nuo Sembos iki Apeninų nutiesė etruskų ir Pamario gyventojų laidojimo papročių bendrumas. Sudegintą mirusįjį etruskai laidojo namelio ar žmogaus pavidalo urnose. O Pamaryje išplito veidinės urnos. Joms suteikdavo mirusio žmogaus veido bruožus.
į ausis įverdavo auskarus, menamą rūbą puošdavo segėmis. Pamario žmonės, kaip ir etruskai, naudojo ir namelio pavidalo urnas. Jų randama nemažai ir niekas nebejoja, kad veidinių urnų ir urnų namelių paprotys atėjo iš Apeninų, iš etruskų, o gintaras ir gintaro kelias buvo etruskus ir veidinių urnų kultūros žmonės siejantis laidas. Gintaro ir gintaro kelio svarba Romos imperijos laikais lygintina su garsiuoju Šilko keliu. Nuo imperijos sienų Romos legionierių lydimos kelią į Vyslo žemupį ir Sembą skynėsi prekybinės vilkstinės. Iš Baltijos kraštų į gintaro prekyvietės ir patį Karnuntą vyko aisčių pirkliai. Gajus Plinijus vyresnysis 1 amžiuje papasakojo apie gintarų garsėjančią Balcijos ar Burkanos salą, kurią Romos kareiviai pavadinę Glesarija. Iš 325 metų prieš Kristų atėjusi Pitėjo pasakojimą apie okeano seklumose esančią gintaringą Abalo salą. 98 metais Publius Cornelius Tacitas rašė: tad dešinysis Svebų jūros krantas skalauja aisčių gentis, bet ir po jūrą naršo, ir vieninteliai iš visų seklumose ir pačiame krante renka gintarą, kurį patys vadina žodžiu glaesum, glaisum. Gintaro kelio pirmąją pasiuntinybę aprašė Plinijus vyresnysis. Neseniai sužinota, kad Germanijos krantas, iš kurio atvežamas gintaras, nuo Panonijos Karnunto yra apytikriai už 600 mylių. Ir dar gyvas Romos raitelis, kurį parūpinti gintaro siuntė Julianas, imperatoriaus Nerono gladiatorių kautynių statytojas. Jis apkeliavo tenykščius prekybos kelius ir krantą ir atvežė tokią gausybę, kad gintarais surišo podiumą nuo žvėrių saugančio tinklo mazgus, o arenos smėlis ir laidojimo neštuvai bei visi vienai dienai skirti reikmenys, siekiant paįvairinti kiekvienos dienos eiseną, buvo iš gintaro. Didžiausias Juliano atvežtas gabalas svėrė 13 svarų. Ši kelionė įvyko tarp 57 ir 62 metų. Plinijaus žinias stebėtinai papildo Boldoge, netoli Akvinko ir Karnunto rastas antkapinis įrašas. Kvintas Atilijus Primas, Spurijaus sūnus iš Volturijų tribos, 15 legiono vertėjas, taip pat centurionas, prekybininkas, 80 metų, čia guli palaidotas. Vertėjas, centurionas ir prekybininkas iš 15 legiono, o jo būstinė nuo 14 iki 63 metų buvo Karnunte, stambiausiame gintaro prekybos mieste prie Dunojaus. Šie du šaltiniai, prisiminkime dar ir Romos legionierius iš Glesarijos salos, liudija, kad imperijos, o ir respublikos legionai lankėsi Baltijos jūros pakrantėse. Gintaro kelio mastą atskleidžia Plinijaus užrašytas nuotolis – 600 romėnų mylių. Juos įveikti reikėjo nemenkos karinės palydos, kuri ryžtųsi kelionę į tolimą kraštą per iki dantų ginkluotas germanų ir aišių gentis. Romos legionai, gal ir tas pats 15, buvo ta jėga, kuri vyko imperatoriaus pavedimu ir saugojo prekybininkų suderėtą gintarą, kurio kaina Romoje buvo milžiniška. Maža gintaro figūrėlė buvo vertingesnė už stiprų vergą. 20-metis vergas kainavo apie 8000 eurų, o vergė 10 kartų daugiau. Iš to 13 svarų arba 4 kg 200 gramų gintaro gabalo romėnų Akvilėjos meistrai galėjo išskaptuoti bent 4 figūras. Tai yra, toks gintaras buvo vertas 32 000 eurų, o tokiam luitui užteko vos 10 cm pločio, 15 cm aukščio ir 26 cm ilgio dėžutės. Dar pasakius, kad gintaras yra ideali prekė, negenda, patogu gabenti, nereikalauja priežiūros, galima suprasti, kodėl Romos pirkliai nepaisė kelionių sausuma sunkumų.
100 tokių dėžučių kaina Romoje buvo daugiau nei 3 milijonai eurų. Gintaro kelio prekybininkai turėjo kažkaip atsiskaityti, mainė ar mokėjo pinigus. Aisčių erdvė yra prisotinta Romos imperijos monetomis. Jos dedamos į kapus, milžiniški jų kiekiai paslėpti lobiuose, randamos buvusių gyvenviečių aikštelėse. Ir tai verčia manyti, kad bent jau aktyvios prekybos gintarų erdvėse prekybiniai sandoriai buvo pagrįsti Romos pinigais. Neabejotina, kad greta pinigų gyvavo ir mainų prekyba. 1–3 amžių aisčių laidojimo papročiuose atsirado nauja tradicija – Romos monetas dėti į kai kuriuos vyrų, moterų ir vaikų kapus. Manoma, kad jos tapo gintaro kelio prekybininkų sluoksnio išskirtiniu ženklu ir dėl to buvo dedamos visiems prekybininkų šeimos nariams. 3 amžiaus antroje pusėje, ėmus nykti gintaro keliui, išnyko gintaro kelio prekybininkų sluoksnis, išnyko ir jų ženklai kapuose. Gintaro kelio beveik 600 mylių yra beveik 890 km. Plinijus nurodė ir atskaitos miestą – Panonijos Karnuntą. Pasirėmę 2 amžiaus vidurio Ptolemėjaus geografiją, tyrinėtojai nustatė, kad pirmasis gintaro kelio miestas anapus Karnunto buvo už 66 km plytinti Arsikva prie Mistelbacho dabartinėje Austrijoje. Antrasis už 34 km buvo Pariena prie Slovakijos Breclavo. Iki romėnų Eburoduno, dabartinio Brno, reikėjo keliauti 60 km, o nuo jo iki Felicijos arba Vyškovo buvo dar 34 km. Čia baigėsi romėnams gerai pažįstamas pasaulis. Net 322 km tęsėsi kelias per germanų kraštus, kol jis atvedė į tuometinę Kalisiją arba Kališą. Paskutinis 6. gintaro kelio miestas, Askaukalis arba Osielsko, buvo už 175 km Vyslos Aisčių žemėse. Kelionė per mums žinomus gintaro kelio miestus nusitęsė 691 km. Iki Plinijaus nurodytų beveik 890 trūksta 199 km. Labiausiai įtikima Nerono prekybinės pasiuntinybės pabaigos vietą daugelis tyrinėtojų nurodo buvus Elbingą, kuris yra Aistmarių Elbingo įlankoje. Iki jo nuo Askaukalio visi 163 km. Taigi 854 km arba 576 romėniškos mylios. Stebėtinas Plinijaus geografijos tikslumas lyginant su jo beveik 600 mylių. Gintaro miesto nutiestas kelias atvedė į Aistmarių pakrantės, bet jis buvo tik vienas iš daugelio. Gintaro keliai driekėsi ir per Alpes, ir per Karpatus, ir per jūras. Savus kelius turėjo ir aisčių gentys. Buvo ir vandens kelių, upėmis, kurios jungė gintaro prekyvietės. Vienu iš jų iki Elbingo keliavo Nemuno ir jūros santakos aplinkoje įsikūrę gintaro kelio prekybininkai iš Dauglaukio. Kelias nemenkas, visi 323 km ir su paprastu luotu nenuplauksi. Reikėjo kažko patvaraus, vikraus, nevirstančio ir daug pakeliančio. Tokiu galėjo būti didelis 2 vairų plaustas, maždaug 13 metrų ilgio ir 5–6 metrų pločio, su nusmailintais galais, per 2 ar 3 rastus pakeltais bortais. Tokio plausto keliamoji galia maždaug 8 tonos ir jame užteko vietos keliautojams ir jų prekiams. Dauglaukio žygeiviai tokias keliones rengė nuolat. Leisdamiesi pasroviui jūros upe, jie už 28 km pasiekdavo Nemuną ir už 33 km įplaukdavo į Giliją. Jie atvesdavo į Kuršių marias. O pirmos didesnės upės žiotis, Deimena, plukdė į didžiąją Sembos upę, Prieglių iki pat Aistmarių.
Jos pakrantėmis buvo galima nuplaukti į Elbingo įlanką. Gintaro kelio miestus ir Aistmarių Elbingo pakrantę padėjo surasti Ptolemėjaus geografija. Bet kur buvo Aisčių pasaulio prekyvietės? Sembos vakaruose esantis Palmininkai yra Baltijos gintaro rojus ir teisinga būtų prekyviečių ieškoti jų aplinkoje. Bet 1–3 amžių Aisčių laidojimo papročiai, Romos monetų dėjimo į kapus tradicija, atveria dar vieną paieškos raktą. Semboje yra net 86 Aisčių kapinynai, kuriuose rastos 633 Romos monetos, o Lietuvos ir Latvijos pajūryje 40. Bet štai Romos pinigų daugiau nei Sembos kapinynuose 636 monetos. Pinigų maišelis atsirišo Semboje ir nusitęsė į Lietuvos ir Latvijos pajūrį. Kaip tos pėdos smėlyje, jos nuvedė į mūsų pajūrio Pangesus, Stragnus, Šernus, Bandužius, Aukštkiemius, Andulius, Rūdaičius, Pryšmančius, Palangą, Kurmaičius, Lazdininkus, o Latvijoje į Maskatužius ir Kapsėdę. Taip atsivėrė ir Plinijaus aplankę tenykštės prekyvietės ir krantą tiesa. Gintaro kelias buvo nuolatinis Aisčių ir Romėnų bei Padunojo genčių kultūrinio bendravimo šaltinis. Jo įtaka ir pasekmės Aisčių pasauliui buvo neįkainojamos ir materialia, ir socialia, ir dvasinė prasme. Neįtikėtinų Gintaro kelio meninės bendrystės pavyzdžių tapo Romėnų 1–4 amžių Lugone, nekropolio Italijoje ir 1–3 amžių Aisčių kapinyno Lietuvos Dauglaukyje radiniai. Saulės simboliais nusėtos ir žalvarių spindinčios 3 amžiaus vidurio moters kepurės ir 1 amžiaus paskutinio ketvirčio dvinariai įvėjiniai pakabučiai iš 35 Lugone kapo yra tikslus Dauglaukio pakabučių prototipas. Gintaro kelio prekybininkai gyveno apsupti neįtikėtinos prabangos. Gabiausi Aisčių menininkai kūrė iki šiol mus stebinančias antkaklės, seges ir smeigtukus, žiedus ir apyrankes, o nagingiausi juvelyrai jas įkūnijo. Gintaro kelio palikimas yra ir imperijos meistrų dirbtuvėse padaryti emalio ir stiklo karoliai. Susižavėjimo verti krūtinės papuošalai. Jų saulę įkūnijantis kiauraraščiai smeigtukai su smulkiausio darbo žalvarinių grandinėlių jungtimis tapo išskirtiniais gentinės diduomenės papuošalais. Tokiais buvo ir ypatingų formų žiedai, kurie galėjo būti Aisčių valdžios simbolių pradininkais. Gintaro kelio prabangos ženklais pažymėta ir ši Aisčių aukštuomenės moteris iš Dauglaukio 110 kapo. Jos plaukai buvo perišti spalvinga juosta, kuri kaktos ir smilkinių srityje išpuošta kabančiomis žalvarinėmis įvijomis, o nugaros pusėje įpintas iš žalvarinių įvijų ir gintarinių karolių suvertas papuošalas. Auksu spindintis vėrinys iš smulkiausių žalvario įvijų apšvietė puošniausią antkaklę su 3 dalių pakabučiais. 10 įvairiausiais raštais išmargintų apyrankių dabino rankas, kiekvienai po 5, o pirštus ypatingas žiedas. Šios papuošalų eisenos žaižaruojanti viršūnė buvo skirta pečius apgaubiančiai skraistei. 2 rato pavidalo smeigtukai su pakabučiais ir dailiausio darbo grandinėlėmis. Ir visas šis grožis tai, kuri galbūt rikiavo genties papročius, ginklai teikdama lydėjo jaunuolius pilnametystėn ir vyro darbams, įlą įteikdama mergaitėms, nubrėžė židinio ir šeimos dalę, kuri riedėjo su vyro, ar karo, ar prekybos, ar dar kitų keliu. Gintaro kelio karinė ir technologinė patirtis keitė Aisčių ginkluotę ir pačią karių bendriją. Aisčiai viena iš tų genčių, kurių laidojimo paminkluose sudėti ginklai, kario ir žirgo aprangos reikmenys liudija apie nuolatinį karinį būvį. Gintaro, jį vežančių ir juo prekiaujančių žmonių apsauga buvo gyvybiškai svarbi Aisčių visuomeniai. Gintaras buvo Aisčių turtas, kurio taip geidė priešakinių civilizacijų visuomenės.
o mums reikėjo vario, alavo, cinko, švino, sidabro ar aukso. Tačiau dar svarbiau buvo pažinti naujas technologijas ir kultūras, pažangiausias mintis ir darbus. Visa tai, kaip ir dabar, buvo visuomenės sėkmės laidas. Iš balų rūdos geležies padarytos įvairių pavidalų ietis, kovos peiliai, kartais iš romėnų gauti kalavijai, kovos kirviai, mediniai skydai su geležiniais antskydžiais, lankai ir strėlės lydėjo aisčius gintaro kelyje. Su amžiumi keitėsi aisčių ginkluotės komplektai. Imperinio gintaro kelio pradžioje, 1 amžiaus antroje pusėje, ginklų komplektą sudarė smailusis kovos peilis ir ietis su stambia rombo pavidalo geležinė plunksna. Gintaro kelio klestėjimo laikais, nuo 2 amžiaus vidurio iki 2 pusės, gintaro kelio žygeivis buvo gerai ginkluotas. 2 peiliai, vienas iš jų kovos kirvis, ietis su stambia geležinė plunksna ir skydas, to meto žymaus kario ženklas. 3 amžiaus 1 pusės ir vidurio kario ginkluotė dar įspūdingesnė. 3 ietis, 2 kovos peiliai, kovos kirvis ir medinis skydas su apsauginėmis geležinėmis rombo pavidalo plokštelėmis pakraščiuose ir antskydžių skydo viduryje. Gintaro kelias aisčių tautoms atnešė nebūtą kultūros pakilimą. Romos imperijos gintaro kelio gyvavimo pradžioje prasidėjo didžioji aisčių migracija. Jos metu susikūrusios aisčių gentys, Vyslos ir Sembos aisčiai nuo 10 amžiaus vadinami prūsais, jotvingiai, galindai ir suduviai, skalviai ir kuršiai, lietuviai ir aukštaičiai, žemaičiai ir žiemgaliai, latgaliai ir sėliai buvo Lietuvos valstybės kūrėjai. Iš jų atėjome ir mes, šiandieniniai aisčių genčių palikuonys. Ir mes palikuonys tų, kuriuos naujai aisčių istorijai įkvėpė gintaro kelias.